Taikant modifikatorius 3D Max programoje, Modify skiltyje laikoma visa pritaikymo sekos istorija. Modifikatoriai taikomi Modify kortelį, įskleidžiant sąrašą ir pasirenkant norimą modifikatorių. Nusibraižykime paprastą star 2D formą, eikime į Create kortelę, Shapes ir pasirinkime star įrankį. Nusibraižykime nedidelę žvaigždę. Dabar einame į Modify kortelę, pasirenkame Modify List ir mums čia reikia surasti Extrude modifikatorių. Įskleidus sąrašą, kad greičiau būtų rastas reikiamas modifikatorius, galima klaviatūrą įvesti pirmasias raides, šiuo atveju spaudžiame E, ir Extrude modifikatorius pasirodys, pakils į sąrašo viršų ir štai čia randame Extrude, spaudžiame. Suteikime mūsų formai tūrą, padidinkime Amount. Didinimui galime įvesti konkretų skaičių arba nuspausti pelytę ant rodyklių ir tempti į viršų, didinant arba mažinant. Įveskime skaičių 100. Dabar panagrinėkime Modify Stack skiltį. Ją sudaro išskleidžiamas sąrašas Modify List. Po Modify List yra modifikavimo skiltis, tai tarsi redagavimo istorija. Taikant įvairius modifikatorius, jie atsiranda stulpelio pradžioje. Čia yra svarbus modifikatorių eiliškumas. Sukeitus modifikatorius vietomis galima gauti netikėtus ir nebūtinai pageidautinus rezultatus. Apačioje visuomet yra objekto tipas, kuris savo vietos istorijoje keisti negali. Jeigu bandysim pernešti stą į viršų, mums nepavyks. Po modifikatorių stulpelio yra spartieji mygtukai. Dabar grįžkime prie Modify List sąrašo. Modify List sąrašą galima organizuoti dvejop, pagal modifikatorių funkciją ir pagal abėcėlę. Ant Modify List nuspaudus dešinį pelės mygtuką arba nuspaudus mygtuką apačioje po modifikavimo istoriją, Configure Modifier Set, atsidaro papildomas sąrašas ir čia pasirinkus Show All Sets in List, modifikatoriai sąraše rodomi išskirstyti pagal funkciją. Žymėjimo modifikatoriai, Selection Modifiers, Mesh Editing, Animation modifikatoriai ir kiti modifikatoriai skirstyti pagal funkcijas. Jeigu varnelė yra neužžymėta, dabar nužymėkime varnelę, tuomet modifikatoriai rodomi pagal abėcėlę, tik išskiriant grupės World Space Modifiers ir Object Space Modifiers. Įskleidus Modify List sąrašą, pirmasis sąraše yra Use Pivot Point užrašas. Ši parinktis tampa prieinama tik tuomet, kai yra pažymėti keli ar daugiau objektų. Pasirinkus Use Pivot Point modifikatorių, modifikatorius, pavyzdžiui, bend, yra taikomas kiekvienam objektui pagal jo pradinį ašinį tašką, o jeigu nėra pažymima, tuomet modifikatorius taikomas bendrai pažymėtiems objektams ir ašinis centras paskaičiuojamas bendrai abiems objektams. Nusibraižykime kelias dėžutes ir suteikime joms bent po 10 segmentų. Einame į Create kortelę Geometry, pasirenkame Box ir dar vieną Box. Pasirenkame režimą Smooth Highlights plus Edged Faces su F3 ir F4 mygtukų pagalba. Pažymėkime abi dėžutes ir pritaikykime joms modifikatorių Bend. Spaudžiame B raidelę, pasirenkame Bend ir pakeiskime Angle. Kaip matote, šiuo atveju modifikatorius yra taikomas kiekvienam objektui atskirai. Taip yra todėl, jog buvo pažymėta varnelė ties Use Pivot Points. Ir dabar šis modifikatorius naudoja kiekvieno atskiro objekto ašį kaip modifikavimo pagrindą. Nusibraižykime dabar dar kelias dėžutes. Vėl jas pažymėkime. Ir nužymėme varnelę ties Use Pivot Points ir pritaikykime modifikatorių Bend, spaudžiame B raidelę, kad Bend modifikatorius atsirastų sąrašo viršuje, pasirenkame Bend ir dabar pakeičiame ašį į Y. Pamatysime, kad mūsų modifikatorius yra taikomas bendrai abiems objektams, o ne kiekvienam atskirai. Taigi, jeigu mes norime modifikatorių taikyti visiems pažymėtiems objektams kartu, tuomet turi būti nepažymėta varnelė ties Use Pivot Points. O jeigu mes norime visiems pažymėtiems objektams taikyti vienodą modifikatorių Bend, tačiau naudojant kiekvieno objekto atskirai ašinius taškus kaip pagrindą, tuomet prieš pritaikant modifikatorių reikia pažymėti varnelę ties Use Pivot Points. Sukurtus objektus galime ištrinti. Grįžkime prie žvaigždės objekto. Suteikime mūsų žvaigždį modifikatorių Mirror, pažymėkime žvaigždę, eikime į Modify List, spauskime MDJ ir raidelę ir pasirinkime Mirror. Kaip pagrindą pasirinkime Z ašį. Tada pritaikykime modifikatorių Relax. Išskleiskime Modify List, įveskime raidelės RE, pasirenkame Relax
Ir tada pritaikykime dar vieną modifikatorių slice. Įskleidžiame sąrašą modify list, įvedame raidelės SL ir pasirenkame slice. Pasirinkime remove top, parinkti ties slice type, tuomet išskleiskime pliusiuką esantį ties modifikatoriumi, pasirinkime slice plane ir su move įrankiu pastumkime pjūvio plokštumą žemyn. Pritaikykime modifikatorių editable poly. Įvedame raidelės ed ir edit poly. Dabar sutelkime dėmesį į modifikatorių eilės stulpelį. Modifikatoriui, kuris yra pažymėtas arba yra aktyvus, suteikiamas fonas. Jeigu prie modifikatoriaus pavadinimo yra pliusiuko ženklas, vadinasi, jis susideda iš daugiau reguliuojamų komponentų. Nuspaudus pliusiuką galima išskleisti sąrašą ir tampa prieinami modifikatoriaus komponentai, tokie kaip gizmo ir slice plane. Jeigu yra sudėtingas modifikatorius su daugiau jį sudarančių hierarchijos elementų, kaip mūsų editables poly, tuomet išskleidus pliusiuko ženklą galima tarp skirtingų elementų vaikštinėti su insert klaviatūros mygtuko pagalba. Jeigu mūsų modify sąraše yra daug modifikatorių ir mes norime matyti visus jų komponentus iš karto, reikia užėjus ant bet kurio iš modifikatorių nuspausti dešinį pelės mygtuką ir pažymėti varnelę ties Show All Subtrees. Norint paslėpti visus, reikės spausti atvirkščiai Hide All Subtrees. Jeigu mūsų modifikatorių stulpelis yra per mažas, kad iš karto rodytų visus modifikatorius, reikia nuvesti pelytę ant ribos po mygtukais ir sulaukus, kol pelytės kursorius pasikeičia į dvigubą rodyklę, tempti nuspaudus pelytę tą ribą žemyn. Šalia modifikatoriaus pavadinimo yra lemputės ikonėlė, kurią nuspaudus galima modifikatorių padaryti matomą arba ne. Paslėpkime slice. Ta pati galima pasiekti ir ant modifikatorius nuspaudus pelytės dešinį mygtuką ir pasirinkus off. Taip pat čia yra dar kelios parinktis. Off in viewport ir off in renderer. Pažymėkime paskiausią modifikatorių editable poly ir išjunkime lemputę ties relax. Taigi mes čia matome, koks būtų galutinis objekto vaizdas, jeigu modifikatoriaus relax netaikytumėme. Mes taip pat galime keisti nebūtinai tik paskiausio modifikatoriaus parametrus. Galima pažymėti bet kurį modifikatorių eilėje ir daryti pakeitimus taip, iš dalies įtakojant sekoje aukščiau ar žemiau esančius kitus modifikatorius. Nueikime į extrude ir atžymėkime mygtuką and show result. Dabar matome pokyčius tik su extrude modifikatoriumi, o vėliau taikyti pokyčiai čia nerodomi. Grįžkime į paskutinį modifikatorių editable poly. Vaizdas pasikeičia, mes matome galutinį rezultatą. Show End Result On Off toggle leidžia kontroliuoti, kokį rezultatą matome ekrane, renkantis tarp pasirinkto objekto modifikatorių. Modifikatorių seką galima sukeisti tiesiog pažymint ir tempiant norimą modifikatorių į kitą vietą. Taip pat juos galima visiškai pašalinti iš sekos. Ties modifikatorius pavadinimu paspaudus dešinį pelės mygtuką išskleidžiamas sąrašas, kuris taip pat leidžia daryti įvairius pakeitimus. Pasirinkus Collapse All galima pakeitimus galutinai pritaikyti objektui, tuomet seka dingsta ir grįžti atgal nebegalima. Tačiau galima taikyti naujus modifikatorius ir seką kurti iš naujo. Taip pat galima naudoti Collapse To ir tuomet objekto pakeitimas apima viską nuo pradžios iki tos vietos, kur yra pažymėtas modifikatorius. Ypač aktualu tai tampa norint išsaugoti ryšį tarp klonuotų objektų. Padarykime savo žvaigždės instance kopiją, iškviečiame įrankį Move W raidelės pagalba ir padarykime kopiją instance. Ir dabar pritaikykime jai modifikatorių Collapse All. Mus perspėja, kad grįžti atgal nebebus galima. Spaudžiame Yes. Ir matome, kad objektas pavirto editable poly ir nusimušė jo kaip kopijos ryšys su kitu objektu. Todėl spaudžiame Ctrl Z Undo ir dabar pritaikykime modifikatorių Collapse To. Ir štai, mūsų žvaigždė pavirto editable poly, tačiau išlaikė ir instance pavidalą ir kartu pasikeitė ir pradinė žvaigždė, iš kurios buvo daryta kopija. Kadangi čia yra instance, tai keičiant vieną objektą visiškai pasikeičia ir kitas. Pritaikykime mūsų žvaigždį dar keletą modifikatorių. Pasirenkame bend ir sutikime kažkokį kampą. Modifikatorių taikymo eiliškumas priklauso ir nuo pažymėto modifikatoriaus. Jeigu yra pažymėtas nepaskiausias modifikatorius, tuomet naujai kūriamas modifikatorius atsiduria virš pažymėto modifikatorius. Pažymėkime editable poly ir dabar pritaikykime kokį nors modifikatorių, pavyzdžiui FFD222. Kaip matėte, modifikatorius įsikėlė tarp editable poly ir bend nuo modifikatoriaus. Jeigu taip mums netinka, galima modifikatorių pažymėti ir tiesiog pernešti į reikiamą vietą eilėje, arba ant modifikatorius nuspaudus dešinį pelės mygtuką
pasirinkti cut, kitur norimoje vietoje, vėl nuspaudus dešinį pilies mygtuką, pasirinkti paste. Paste yra prieinamas tik tuomet, kai pažymimas vienas modifikatorius. Jeigu pažymėti keli modifikatoriai, paste pasirinkimas negalimas. Vienu metu galima pernešti ne vieną, o daugiau modifikatorių, žymint juos su Ctrl+Shift mygtukų pagalba. Taip pat modifikatorius galima ne tik pernešti, bet ir kopijuoti į tą patį objektą arba į kitą objektą. Nusipaišykime paprastą dėžutę. Pažymėkime vėl mūsų žvaigždę ir nutempkime jos modifikatorių bent į dėžutę. Taigi tokiu būdu modifikatorius su lygiai tokiais pačiais parametrais kaip žvaigždė yra suteikiamas ir dėžutėje. Modifikatorius galima klonuoti kaip instance, tuomet reikia naudoti ne paprastą paste, o paste instance. Pavyzdžiui, galim nukopijuoti šitą modifikatorių ir įkelti čia kaip instance kloną. Ir tuomet, kai keisime modifikatorių šiam objektui, jis keisis ir kitam objektui. Taigi, modifikatoriai taip pat gali būti kopijuojami ir klonuojami. Po modifikatorių istorijos stulpeliu yra mygtukas pin stack, kuris leidžia užrakinti modify kortelę, kad jį rodytų tik pasirinkto objekto modifikavimo parinktis, nepaisant to, jog ekrane yra žymimas visai kitas objektas. Tai gali būti naudinga transformuojant objektus. Pažymėjame pin su dėžutės objektu ir kai spausime žvaigždės objektą, mes vis tiek matysime dėžutės modifikavimo duomenis. Atspaudžiame pin stack, su mygtuku show end result toggle jau susipažinome. Toliau eina mygtukas make unique. Šio mygtuko pagalba klonuotas objektas pavirsta paprastu objektu, o klonuotas modifikatorius paprastu modifikatoriu. Pažymėkime mūsų klonuotą instance objektą ir pažymėkime make unique. Pasikeitęs pavadinimo šriftas išduoda, jog objektas pavirto nesusieto originaliu objektu. Pabandykime pakeisti jo parametrus. Buvęs instance objektas nereaguoja. Mygtukas configure modify assets leidžia susikurti sparčiuosius mygtukus, labiausiai naudojamiems modifikatoriams. Viso galima sukurti 32 mygtukus. Paspaudžiame configure modify assets, pasirenkame vėl configure modify assets, atsirado dialogo langas. Čia kairėje pusėje yra visų galimų modifikatorių sąrašas modifiers, o dešinėje pusėje yra sąrašai sets, kuriuos pasirinkus rodomi įvairūs mygtukai. Po sets yra mygtukai save ir delete, kuriais galima išsaugoti pasirinkimus arba juos ištrinti. Modifikatorius mygtukams galima priskirti tiesiog iš kairėje esančio sąrašo, tempiant modifikatoriaus pavadinimą ant norimo mygtuko. Tai ir tam mygtukui priskiriamas norimas modifikatorius. Pasirinkime parametric modifiers, įveskime mygtukus 2 ir dabar susiraskime iš modifikatorių istorijos modifikatorių extrude ir nutempkime ant mygtuko. Taip pat modifikatorių UVWMap. Parinkimus reikia išsaugoti paspaudžiant Save ir OK. Jeigu dar nematome mygtukų prie modifikavimo istorijos, reikia vėl nuspausti piktogramą Configure Modify Assets arba dešinį pelės mygtuką ties Modify List ir pažymėti varnelę ties Show Buttons, tuomet bus rodomi norimi mygtukai. Taip pat galima spausti ant dar žemesnio sąrašo, kuris atsiranda nuspaudus Configure Modify Assets ir, pavyzdžiui, pasirinkti Selection Modifiers. Ir norimas pasirinkimas rodomas sąrašo pradžioje, o jeigu yra aktyvus Show Buttons mygtukas, rodomi su ta grupė prieinamų modifikatorių spartieji mygtukai. Norint ištrinti modifikatorių, galima jį pažymėjus spausti mygtuką Delete, arba užėjus pelytę ant modifikatorius pavadinimą spausti dešinį pelės mygtuką ir rinktis Delete. Modifikatorių ištrina ir cut komanda, bet tokiu atveju modifikatorių galima įklijuoti paste pagalba. Modifikatorius taip pat galima pervadinti spaudžiant Rename, pavyzdžiui Bend, ir parinksime 30 laipsnių kampą. Tai tampa aktualu, kai objektui taikomi keli vienodi modifikatoriai, tik su kitais parametrais. Jeigu objektui dar nebuvo taikomas joks modifikatorius, pažymėkime dėžutę, tuomet nuspaudus dešinį pelės mygtuką ant objekto
pavadinimo. Yra galimybė rinktis Convert to ir rinktis tarp Editable Mesh, Editable Poly, Editable Patch, NURBS. Šis pasirinkimas priklauso nuo objekto ir skiriasi, ar tai yra 3D ar 2D objektų. Jei tai būtų 2D objektų, pasirinkimas dar būtų Convert to Editable Spline. Jeigu modifikatorius yra taikomas daugiau nei vienam objektui, tuomet jis rašomas italic stiliumi. Nusipieškime dar vieną objektą ir pažymėkime dėžutę box ir sferą. Ir pritaikime jiems bendrai modifikatorių squeeze. Kaip matote, modifikatorius pavadinimas yra pasvirų italic šriftų rašomas. Tai reiškia, jog modifikatorius yra taikomas daugiau negu vienam objektui. Dabar pažymėkime vieną iš objektų ir padarykime jo kopiją. Instance. Kaip matote, pasikeitė ir mūsų modifikatorius pavadinimas. Jis dabar yra ne tik italic šriftų, bet ir paryškintų bold šriftų. Tai reiškia, jog šis modifikatorius yra taikomas ir klonuotiems objektams, ir kartu kitiems objektams. Jeigu klonuojamas ir modifikatorius, tuomet modifikatorius pavadinimas yra taip pat paryškintų šriftų. Pažymėjus klonuotą objektą ir paspaudus dešinį mygtuką ant modifikatoriaus yra parinktis Make Reference. Jos pagalba instance objektą galima paversti reference objektu. Spaudžiame Make Reference ir matote, mūsų objektas pavirto į reference ir jisai turi patamsintą skiltį virš jo pavadinimo. Make Reference parinktis sąraše aktyvi būna tik tuomet, kai yra pažymėtas instance objektas. Tame pačiame meniu, nuspaudus dešinį pelės mygtuką, yra parinktis Preserve Custom Attributes ir Retain Sub-Anim Custom Attributes. Šie pasirinkimai aktualūs tuomet, kai yra kuriama animacija.